Tai va, toks mentės atstumimo judesys, jeigu mentė labai nukritusi ir pečiais apvalėje, galite po pečių pakišti pagalvę, kad lengviau, sakykime, būtų užkišti dilbį ir atstumti mentę. Tai reiškia, ta ranka, kuri yra arčiau galvos, deda tarpų mentyje, tarp pietinio togų ir mentės ir užkabinat už riešo, o su kita ranka už alkūnės. Ir tada gaunasi toks kaip stumimas. Reiškia, stumėt alkūnę ir stumėt su dilbiu. Ir taip jūs galite praeiti, sakykime, nuo viršaus ir eiti link apatinio mentės kampo. Atstuminėti, gaunasi taip pamobilizuoti. Bet vienu metu stumėt alkūnę, riešą link savęs ir tuo pačiu metu su alkūne atstumėt